Na, be abejo, vis tiek reikia pasveikinti priešininkų komandą ir trenerį su pasiektą pergalę. Iš kitos pusės, patikėkit, sunkiausia buvo įeiti į Rūbinę po rungtynių ir vis tik tai pasakyti, kad pralošėm rungtynės. Aš galvoju, kad labai norėjusi, kad šitokioj puikioje atmosferoje, užpildytoje arenoje, tos rungtynės būtų išspręstos pratęsime. Ar bus klausimų treneriui? Aš nenoriu komentuoti teisėjų darbo, aš sakau, norėjau, kad arba turėjo rungtynės pasibaigti pratęsime. Be abejo, kad norėjom, kad paskutinę ataką į savo rankas paimtų Andersonas, ar tai metimų iš karto, jeigu atsipalaiduoja, ar tai vis tik tai buvo virš 4 sekundžių dar padaręs driblingą, ar apžaidęs priešininką, tai buvo ant jo planuota ataka. Na, patys matėt, gavom 2 greitus tritaškius, 1 po baudų metimų, nors tą derinį puikiai žinom, paskui vėl po krepšių, nes neįmestų iš po krepšių kamuolių ir greitų perdavimų tritaškį ir čia krepšinė eina greit, kaip atlošėm 10, taip ir jie mums 10 greit atlošė.